Jau esu jums pasakojęs apie didžiausias lėktuvo avarijas Lietuvoje, kas bent jau man buvo be galo įdomu. Todėl šiandien nusprendžiau pasižvalgyti plačiau ir jums papasakoti apie didžiausias dokumentuotas katastrofas Lietuvos moderniojoje istorijoje. Baigiantis Antrajam pasauliniu karui Vilniuje įvyko viena didžiausių katastrofų Lietuvos istorijoje. Vilniaus geležinkelio stotyje vienas traukinys įsirėžė į kitą, kas iškart sukėlė didžiulį sprogimą, o po kelių minučių ir dar kelis. 1945 m. sausio 12 d. pusę 4 popiet į Vilnių iš Ukrainos atvyko sovietų krovininis traukinys. 47 vagonų ešalonas buvo prikrautas karinės amunicijos, kuri turėjo keliauti sovietinį kariuomenį Šiaulių aerodrome. Vagonuose buvo aviacinės bombos, šviečiamosios raketos ir zenitiniai sviediniai. Visa tai buvo skirta okupuojančiai sovietiniai kariuomeniai, kuri veržėsi link vakarų Lietuvos ir Latvijos. Traukinys sustojo Kirtimų stotyje, kur planuota traukinio sąstatą performuoti. Pajudėjus iš ten, leidžiantis nuo kalno, nesuveikė garvežio stabdžiai ir į Vilniaus keleivinę stotį jis atlėkė 60 km/h greičiu. Tai prieždamasis į kitą traukinį, gabenusi zenitinius pabūklus. Avarijos metu įvyko milžiniškas sprogimas, kurio metu į orą pasileido ne tik traukiniai, bet ir nukentėjo stotis bei aplinkiniai pastatai. Po susidūrimo iš pradžių kilo gaisras, bet ugniai pasiekus sprogmenis pasigirdo ir dar eilė galingų sprogimų. 4 km atstumu išdužo namų langai, tarp jų ir pastatų Vilniaus senamiestyje. Oficialiais duomenimis žuvo 94 žmonės, nors spėjama, kad žuvusiųjų galėjo būti iki 130. Liudininkų atsiminimais, joks karo metų bombardavimas nesukėlė tokių žiaurių pasekmių kaip šis įvykis. Sprogimas sunaikino apie 100 krovininių vagonų, 2 garvežius, garvežių depą, remonto dirbtuves, elektros pastotę, keletą gyvenamųjų namų ir kitų pastatų stotyje. Informacija apie sprogimą sovietų valdžios ilgai buvo slepiama, tad apie avariją greitai pasklido begalės gandų ir mitų. Vieni vilniečiai sakė, kad sprogimas įvyko dėl vokiečių išpuolio, kiti, kad Lietuvos partizanų, kiti, kad Baltarusijos ar tai Ukrainos sukilėlių. Sprogimus ir milžinišką gaisrą nuo vietinių nuslėpti buvo sunku. Žmonės pasakojo, kad įsisiautėjusi ugnis buvo tokia didelė ir galinga, kad baiminosi, jog sudegs visas Vilnius. Žuvusiųjų kūnai buvo sunkiai atpažįstami, juos artimieji atpažino tik iš papuošalų, laikrodžių ar kitų detalių. Po mėnesio avarijos aplinkybės aiškinęsis tyrimas buvo baigtas. Nustatyta, kad avarija visgi įvyko ne dėl sąmokslo, o dėl geležinkelio darbuotojų klaidų ir aplaidumo. Pasirodo, performuojant sąstatą, geležinkeliečiai sulaužė keletą kritinių eksploatavimo taisyklių. 2 vagonai su zenitiniu pabūklų sviediniais, kurie buvo prieš tai traukinio gale, atsidūrė priekyje. Tai neva pažeidė traukinio stabdymo sistemą. Perstačius ešaloną, Kirtimų stoties viršininkas davė leidimą judėti link Vilniaus stoties, tačiau nepasirūpino skubiai atlaisvinti kelio traukinio priėmimui Vilniaus stotyje ir neįspėjo mašinisto, kad laikytųsi saugaus greičio. Dėl per didelio greičio leidžianti žemyn, mašinistas nepamatė ir uždaryto semaforo, bei stabdyti pradėjo per vėlai. Taip pat dokumentuose ešalonui oficialiai nebuvo suteiktas karinio transporto statusas, todėl apsauga ir profesionalus dėmesys nebuvo sustiprintas. Tiesa, katastrofa šiam traukiniui galėjo įvykti ir daug anksčiau. Prieš jam išvykstant, į neuždarytą vagoną paslapčia įsiropštė 2 lenkai, kurie, nežinodami, kad traukinys gabena sprogmenis, vagone susikūrė laužą, kad sušiltų. Vėliau įsibrovėlius pastebėjęs darbuotojas juos iš traukinio išmetė. 1998, 3 dienas prieš Kalėdas, neblaivaus vairuotojo vairuojamas sunkvežimis GAZ 66 vožėsi nuo Šilėnų tilto. Dideliu greičiu 14 iš darbo grįžtančių medkirčių vežusi sunkvežimį ant slidžios tilto medinės dangos sumėtė ir šis trenkėsi į kairėje ir paskui į dešinę tilto atramą, kurią pramušė ir iš 4 metrų aukščio nukrito į ledinį Ventos upės vandenį. Avarijos metu nuskendo 10 vyrų, jauniausiam iš jų vos 20 metų. Išsigelbėti pavyko tik 5, tarp jų ir girtam vairuotojui. 3 iš medkirčių buvo sunkiai sužaloti.
Prieš Kalėdas, norėdamas pasikrauti šventinės atmosferos, vykau į Londoną. Kadangi ten nebe Europos Sąjunga, mane labai gelbėjo šio epizodo rėmėjas Seily. Su juo galėjau internetu naudotis dar riedant lėktuvui ant nusileidimo tako. Labai patogu. Tiesiog aktyvuoji eSIM planą prieš tavo kelionę ir tu jau pasiruošęs būti su ryšiu nusileidus. Greita, patogu, o dar ir aktyvavus reklamas blokuojantį AdBlocker išvengsite reklamų savo įrenginyje. Tai kai kitą kartą keliausite, būtinai pasinaudokite Seily paslaugomis ir išvenkite nenumatytų mokesčių, bereikalingos fizinės SIM kortelės pirkimo ir buvimo be ryšio svetimoje šalyje. Ten galima pasirinkti iš begalės šalių, regionų ir prieinamomis kainomis nusipirkti savo tinkantį planą. Negana to, su mano kodu 3 lentyną perkant Seily eSIM duomenų planus gausite išskirtinę 15% nuolaidą. Išbandykite ir daugiau niekada nebesižvalgysite atgal. Ačiū, kad išklausėte rėmėjo žinutės, o dabar grįžtame į epizodą. 1975 balandį ties Žaslių geležinkelio stotimi įvyko baisi avarija. Iš Vilniaus į Kauną 70 km/h greičiu atlekiantis sausakimšas keleivinis traukinys atsitrenkė į per daug iš šalutinių bėgių atsikišusią krovininio traukinio cisterną su degalais. Pirmasis keleivinio traukinio vagonas apvirto, kiti 3 priekiniai vagonai nukrito nuo bėgių ir kartu su degalų cisterna užsidegė. Vagonuose, kuriuose dauguma namo vyko studentai, kilo panika. Ypač apdegė ir nukentėjo žmonės vilkėję sintetinius rūbus. Gelbėtojai į ligonines pradėjo masiškai gabenti šimtus apdegusių žmonių. Manoma, kad katastrofoje gyvi sudegė arba užduso apie 20 keleivių. Per stebuklą išgyveno keleivinio traukinio mašinistas, jis neteko tik vienos rankos pirštų. Tuomet jis spaudai pasakojo: nesuveikė technika, pamačiau degalų cisterną, kai ji buvo visai arti prieš mane. Katastrofa buvo neišvengiama. Avarijos kaltininkais buvo pripažinti dispečeris ir kelio meistras. Nors dispečeris savo kaltės nepripažino, jį pasiuntė kalėti 13 metų, o meistrui buvo skirta kalėti 3 metus. – 1989 kovą Jonavoje sprogo kompanijos Azotas izoterminės saugyklos rezervuaras. Tuomet iš jo išsiliejo apie 7500 tonų gryno skiesto amoniako. Jis garavo, o vėliau užsidegė, pasiekiant kompleksinių trąšų cechą bei sandėlį. Šiandien apie 12 valandą Panoramos redakcijoje suskambėjo telefonas. Žmogus skambinęs iš Jonavos susijaudinusiu balsu pasakė, kad čia Jonavos susivienime Azotas įvyko avarija. Susprogo cisterna su amoniaku. Kaip dabar jau aišku, tai buvo 10 000 tonų talpos cisterna, joje 7 000 tonų amoniako. Amoniakas išsiliejo, kilo gaisras. Dėl aukštos temperatūros prasidėjo trąšų cheminės skilimo reakcijos. Į atmosferą išsiskyrė itin nuodingas azoto oksidas ir chloro dujos. Jų debesys pasiekė Jonavos rajono kaimus, vėliau Ukmergę, Širvintas ir Kėdainius. Praėjus vos parai nuo avarijos, link Kėdainių nusidrėskė nuodingas 50 km ilgio ir 7 km pločio šleifas. Dabar kas gali atsakyti klausimą? Ar liko žmonių ceche tam trafos pastate? Tai gali pasakyti, kad tikrai ten žmonių nėra. Šitas pasakyti dabar negaliu pasakyti. Tai reiškia, tada mes turime organizuoti kažkokį tai įėjimą dar kartą peržiūrėti. Gal ten žmonės? Lietuvių gerbamo stoties viršininko dar kartą reikia pasimti. Tuoj po katastrofos į ambulatoriją ėmė plūsti sunegalavę gyventojai. Jie skundėsi dusuliu, galvos skausmu, perštinčia veidų ir rankų oda. Kas ten buvo? Kaip įvyko ta avarija? Ką jūs tuo metu matėt, girdėjote? Mes pajutom, kad amoniakos smartvė ir mes šokom bėgti. Aš žiūriu, kad apsidairę vagonė buvo važiavus, kad jau nieko nėra. Vienas vyrukas iš vagono, kur krovikas bėgo ir aš paskui. Bėgame vieną pusę, žiūrime čia aplink garų. Per ir po avarijos apsinuodijo keli šimtai darbuotojų, žuvo 7 ir daugiau nei 50 buvo fiziškai sužeisti. Tūkstančiai gyventojų po avarijos neteko darbingumo. Mažiausiai 29 tapo neįgaliais, daug vietinių žmonių tais metais mirė nuo vėžio. Dėl katastrofos išgaišo aplinkinių vietovių naminiai gyvūnai ir paukščiai, neatlaikė ir laukiniai gyvūnai. Taršos spindulio teritorijoje buvo rastos ištipusios stirnos, briedžiai bei šernai, o Deltuvos kaime esantis lapynas neteko apie 30 000 lapių. Ar yra kada buvę panašaus pobūdžio nelaimių avarijų štai čia pas jūs? Žinot, tokio tipo avarijos, kad trūktų izoterminė saugykla,
Tai reiškia, nei man asmeniškai neteko literatūroje susidurti, nei neteko susidurti su jokia techninė normatyvinė dokumentacija. Tai reiškia, mes visada skaitėm ir nagrinėdami klausimus iš civilinės gynybos tik tai karo atveju. O reiškia, darbo gyvenimo atveju, reiškia, toks klausimas neturėtų būti. Oficialia avarijos priežastimi buvo paskelbtas techninis gedimas. Neva rezervuare susidarė per didelis slėgis. Į šaltą talpą netinkamai pateko šiltesnio amoniako, dėl ko slėgis rezervuare sparčiai pakilo. Talpa neatlaikė ir suplyšo. Gyvenimas Jonavoje regis eina į vėžes. Gatvėse pilna automobilių, kursuoja visi autobusai, tarp jų maršrutiniai autobusai, tarp jų ir važiuojantis į mažiau gerk. Kroniukas. 1994 m. lapkričio 6 rytą, dar visiškoje tamsoje, maždaug už 30 km nuo Vilniaus, buvo susprogdintas geležinkelio tiltas per Bražuolės upelį. Vėliau paaiškėjo, kad tai buvo tyčinis teroro aktas, suplanuotas taip, kad galėtų nusinešti šimtų žmonių gyvybių. Šiandien ryte apie 7:10 sprogo užtaisas ant geležinkelio tilto per Bražuolės upelį. Tuo metu buvo ką tik pravažiavę du traukiniai, tai Kaunas Vilnius ir Maskva Kaliningradas. Po sprogimo sugriuvo viena gelžbetoninė tilto atrama, sugadinti bėgiai. Beje, skeveldra, nulėkusi keliasdešimt metrų, pramušė vieno namo stogę skylę. Iki šiol šią istoriją gaubia paslaptys ir mitai, mat oficialiai už šį išpuolį niekas taip ir nebuvo nubaustas. Lemtingą rytą aplinkinius gyventojus pabudino milžiniškas sprogimas ir aitrus sieros kvapas ore. Nubėgę link garso židinio, jie rado apgriautą tiltą. Žmonės žinojo, jog panašiu laiku jį turi kirsti keli keleiviniai traukiniai. Jie pasileido prie bėgių ir mosuodami bandė perspėti atvykstančius traukinius. Vienas jų buvo pilnutėlis žmonių – Rusijos tranzitinis traukinys iš Sankt Peterburgo į Kaliningradą. Jis žmonių perspėjimus jau pamatė per vėlai, todėl sustoti nespėjo. Lokomotyvas pervažiavo sprogimo pažeistą tiltą ir sustojo tik tada, kai paskutiniai vagonai jau buvo ant jo. Laimiai tiltas atlaikė ir niekas nenukentėjo. Apie išpuolį oficialiai skelbta nedaug, tik tiek, kad prezidentas po mėnesio apdovanojo kelis vietinius žmonės už didvyriškumą. Tačiau kas ir kodėl susprogdino tiltą, liko neaišku. Net praėjus dešimtmečiams byla taip ir nebuvo išaiškinta. Viena versija svarstė, kad tai Rusijos specialiųjų tarnybų diversija. Lietuva tuo metu ką tik buvo išsivadavusi nuo Rusijos kariuomenės ir pirmoji regione pasiprašė NATO saugumo garantijų. Sprogdinimas galėjo būti signalas, kad Lietuva nėra saugi, taip suduodant smūgį jaunai valstybei. Kita versija teigia, kad tai galėjo būti vidaus radikalų išpuolis, neva politiniais pokyčiais nepatenkinti ir valdžia nusivylę žmonės nusprendė taip destabilizuoti padėtį šalyje. Bražuolės tilto sprogdinimas dažnai siejamas su dar dviem rezonansiniais įvykiais. Vienas jų – 93 metų savanorių maištas Pakaunės miškuose, kai grupė ginkluotų savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos savanorių savavališkai pasitraukė iš dislokacijos vietų ir išėjo į miškus Kauno rajone. Savanoriai reiškia nepasitenkinimą išrinktų prezidentu Algirdu Brazausku, Seimu bei vyriausybę, taip pat per menkus savanoriams skiriamų biudžetų. Kitas įvykis – 1997 m. saugumo pareigūno Juro Abromavičiaus nužudymas. Abromavičius tyrė tiek savanorių maištą, tiek Bražuolės sprogdinimą. Jis, manoma, turėjo informacijos apie galimus akto organizatorius. Praėjus vos kelioms dienoms po to, kai jis apie tai informavo prokuratūrą, po jo automobiliu sprogo bomba. Dar prieš tai minėti maištininkai buvo užėmę Kauno rinktinės štabą ir norėjo nuginkluoti jo viršininką Jurą Abromavičių. Tačiau Abromavičius ginklo neatidavė. Su lojaliais savanoriais pasitraukė į Kauno 7 fortą. Oficialiai Abromavičiaus nužudymo byla buvo nutraukta ir tikrasis užsakovas neįvardytas. Kai kurie buvę pareigūnai dabar teigia, kad tilto sprogdintojai teisėsaugai buvo žinomi, tačiau bylą perduoti teismui niekas neturėjo politinės valios ir drąsos. Praėjo daugiau nei 30 metų. Tiltas seniai atstatytas, juo toliau važiuoja traukiniai. Tačiau į klausimą, ar Lietuva kada nors sužinos visą tiesą, vis labiau peršasi neigiamas atsakymas. Ačiū, kad žiūrėjote. Kuris šiandien mano papasakotas įvykis jūs nustebino labiausiai?
Pasidalinkite komentaruose. Ačiū šio epizodo rėmėjams Seiliai, mano kontributoriams ir visiems, kurie prenumeruoja mano kanalą. Susitiksime kitame epizode. Iki kito karto.